VRK turi ką slėpti. Jeigu jį sąžiningai vykdytų rinkimus, tai kokia bėda oficialius viešus dokumentus rodyti, pagrysti tikrus skaičius, rinkėjų skaičių, parodyti sutartį su registrų centru dėl kvalifikuotų parašų. Jokios bėdos nėra. Kam reikia slėpti, kam reikia perdarinėti tuos dokumentus, ką mes pamatėm per prezidento rinkimų pirmą turą. Prisijungė prie mūsų Eduardas Vaitkus. Aš truputį atsiprašau, aš turėčiau išeiti. Aš tik norėčiau, kadangi čia daug kartų kartuota žodis rinkimus, patikinti visus, kad aš rinkimuose nedalyvauju, nepalaikau ne vienos politinės partijos, aš visada palaikau tik tai geras idėjas ir gerus pasiūlymus Lietuvos labai. Ačiū labai. Ačiū gerbiama Margarita, ji turi išbėgti, atsiprašom, dėl jos tolimesnio nedalyvavimo. Tačiau, mėly žmonės, Zigmas Vaišvila taip pat nedalyvauja, tačiau Eduardas Vaitkus tęsia ginčus ir procesinių dokumentų teikimus ir kaip Respublikos prezidento rinkimų kampanijos dalyvis, registruotas kandidatu, ir kaip Seimo rinkimų kandidatas. Ir aš, kreipdamasis į visas šiandien politinės partijas dalyvaujančias Seimo rinkimuose, kviečiau tos žmonės, kurie dalyvauja ir žino ar turi informaciją apie tebevykstančius ginčus dėl kandidatų registravimo. Žinau, kad Eduardo Vaitkaus sąrašas, Lietuvos liaudies partija, jie turi tokius ginčus teisminius. Žinau, kad tai, pavyzdžiui, dėl nuslėpimo bendradarbiavimo su KGB buvo išregistruotas Danukas Arlauskas ir iš Nemuno aušros Bilius, jeigu teisingai. Tai būtų įdomu žinoti tuos argumentus, tačiau mane kaip stebėtoja labiausiai domina, kaip gali vykti balsavimas, kai nesibaigia ginčai dėl to, kas yra kandidatas. Taigi balsuojant už konkrečią partiją, kad ir užsienyje gyvenantis, jie turi teisę pasirinkti. Apygarda vienmandatė yra viena užsienį gyvenantiem. Tačiau jie turi teisę balsuoti ir už daugiamandatę. Vieną sąrašą pasirinkti ir jame reitinguoti žmonės. Tai dabar neįrašys tuos, kurie neaišku, ar bus sąraše, ar nebus sąraše. Tai prisigyvenom iki absurdo, ar ne taip, gerbiamas Eduardai? Zigmai, tikrai taip, tikra teisybė. Gal aš pradėsiu nuo stebėtojų. Kai Vyriausioji rinkimų komisija surašo, kad turi būti motyvuota, bet jie neparašė, kad tas motyvavimas, kažkokie reikalavimai motyvavimo. Tai aš jiems parašyčiau motyvavimą, todėl, kad aš taip noriu. Lietuvos pilietis pareiškė tokį norą. Stebėti visoje Lietuvoje. Toks ir yra motyvavimas. Tai iš šitą elementarių atsakymų, iš šitą procedūrinį absurdą. Toliau buvo kalbėta, antrų punktų noriu pasakyti, apie gyventojų skaičių turinčių teisę balsuoti, Lietuvos piliečių skaičių. Tai aš tuo metu po prezidento pirmo turo pasižiūrėjau, kiek buvo balsuojančiųjų teoriškai imant, turinčių teisę pirmajam ture ir antrajam ture. Tai antrajam ture stipriai daugiau gyventojų turėjo teisę balsuoti. Aš per 2 savaitės padauginau, pridėjau, kiek galėjo gimti naujų Lietuvos piliečių, kurie jau dabar sukako pilnametystės 18 metų ir turi teisę balsuoti. Pridėjau tuos skaičius per 2 savaitės statistinius, vis tiek stipriai daugiau, dar keliasdešimt tūkstančių atsirado iš oro. Pridėjau teoriškai, kiek iš užsienio lietuvių sugrįžta atgal gyventi į Lietuvą. Vis tiek stipriai daugiau atsirado turinčių teisę balsuoti. Tie, kurie pabėgėliai, imigrantai atvažiuoja, jiegi neturi teisės balsuoti. Bet mūsų stebuklų šaly šitie skaičiai iš oro, aš vadinu iš oro, paimami ir nieks nesirūpina. Čia nėra jokia problema. Jokiai valdžiai, jokiom institucijom. Tai dabar kalbant apie esmę. Zigmai, aš pas jūs ir ne vieną kartą ir Vyriausiai rinkimų komisijai, kai reiškiau jai nepasitikėjimą, aš sakiau, kad Vyriausia rinkimų komisija yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui.
Iš to, ką mes dabar žinome, ir būtent dar su prisijungimais prie rinkėjo puslapio, su parašu, kvalifikuotų parašų, iš to, ką mes žinome, aš manau, kad mano formuluotė jau yra pasenusi. Aš esu įsitikinęs, kad Vyriausios rinkimų komisijos tų 13 asmenų veikla balansuoja Lietuvos išdavystės lygyje. Jie kaip Lietuvos išdavikai elgiasi, nes jie organizuoja rinkimus, kurie turėtų būti demokratiniai, lygiateisiai, o jie organizuoja nedemokratinius ir nelygiateisius ir neskaidrius rinkimus, ir tokiu atveju jie išduoda Lietuvą kaip šalį, kaip respubliką, nes mes nereiškia, kad patys išrenkam savo valdžią, reiškia, kad kažkokios jėgos, gal vidaus, gal išorės, gali įsiterpti į rinkimus. Ir tų jėgų nesužiūri, nepamato. Vyriausios rinkimų komisijos 13 pagrindinių asmenų, kurios patvirtino Seimas, ir tokiu atveju, mano suvokimu, jie Lietuvos išdaviko lygyje balansuoja. Šitas klausimas yra svarbiau negu svarbiausias ir jo apeiti ir nutilėti negalima. Ir klausimas tik tai, ar yra politinė jėga Lietuvoje, kurie norėtų išsiaiškinti, kasgi vis tik įvyksta. Tai Eduardo Vaitkaus sąrašas, kuris dalyvauja Seimo rinkimuose numeris 5, šitą klausimą nusiteikęs kelti, nes kaip užsienio agentus reikia žinoti Lietuvos informaciniai erdvėj, kaip užsienio agentus reikia žinoti Lietuvos valdžios koridoriuose, kaip KGB sąrašus reikia išviešinti ir kas tarnauja Amerikos spectarnybom arba Anglijos spectarnybom arba kokiom žydų ar dar kokiom nors spectarnybom irgi reikia žinoti. Tai tokiu atveju mes privalom žinoti visą tiesą susijusią su Vyriausia rinkimų komisija ir juos teisiškai įvertinti pačiu griežčiausiu būdu, kad daugiau niekam nekiltų noro laužyti Lietuvos konstituciją, nes Vyriausia rinkimų komisija lengva ranka laužo Lietuvos konstituciją, skelbia kaip prezidentinės kampanijos metu, kad diskriminacija pagal tautybę turi būti ir kad tai yra gerai. Vyriausia rinkimų komisija Lietuvos vardu, valstybės vardu paskelbtą Seimo teismo verdiktą sako, o mums nusišvilpti, mes balsuosime prieš. Ir kiti, kurie tuo aspektu, tuo trumpu aspektu, jie nebalsavo prieš, bet jie toliau pasilieka dirbti su šitais išdavikais savo tarpe ir tokiu atveju diskredituoja visą instituciją kaip tokią. Tai jeigu mes nesutvarkome Lietuvoje Vyriausios rinkimų komisijos ir neįvertinam jų išdavystės lygio, mes negalim niekur toliau judėti. Šitoks uždavinys yra iškilęs dabar, po 30 Lietuvos nepriklausomybės metų. Tai yra mūsų gėda ir mūsų pareiga. Šitas arklidės išmėžti ir pasakyti, kas yra kas. Švelniau negalima kalbėti. Ačiū, Zigmai. Ačiū Eduardui Vaitkui. Ir aš esu tikrai nustebęs, tikrai pakankamai daug laiko buvo prieš, kai išsiuntinėjau visom šių Seimo rinkimų politiniam partijom dalyvaujančiam rinkimuose, kviesdamas štai aptarti VRK veiklą, kviesdamas ir Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkę dalyvauti šitoje spaudos konferencijoje. Esu nustebęs, kad atsiliepė tik tai Eduardas Vaitkus, Lietuvos liaudies partijos. Tai esu tikrai nustebęs. Tai Gediminai tada, užbaiginėjant tamstos pastabos, Gediminas Ustinavičius, stebėtojų gildė. Taigi, nežinome nieko, nežinome, kiek dokumentų bus atspausdinta.
nežinome, kaip bus išdalinta, bet eisime į rinkimus. Taigi kviečiu tuos, kurie dar neapsisprendė, ateiti į stebėtojų gildijos puslapį, registruotis, jungtis. Netrukus bus mokymai, mes visą patirtį sukauptą pasidalinsime su jumis, apmokysime ir eisime rinkimus. Kodėl taip svarbu yra balsuoti gyvai, o ne balsuoti paštu? Jau daugelis yra pastebėję, taip pat ir partijos ir visos kitos, kad balsuojant paštu yra labai daug galimybių sukeisti, apkeisti, yra blogai tikrinami arba visai netikrinami specialūs ženklai ir taip toliau. Todėl taip pat kaip ir pasisakė yra anksčiau visuomenės tarybos narė daktarė Nendrė Černiauskinė, eiti balsuoti reikia gyvai ir eiti balsuoti reikia į pavakarę. Tokioj dideliai šaly kaip Jungtinės Amerikos valstijos prezidento išrinkimą lemia keliasdešimt tūkstančių balsų. O tai yra 100 kartų didesnė šalis negu Lietuva. O daktarė Nendrė Černiauskinė sako, kad Lietuvoje gali būti klastojama iki 100 tūkstančių balsų. Maždaug. Tai įsivaizduokite, kad tas klastojimas ir to klastojimo reikšmingumas yra 100 kartų didesnis negu Jungtinės Amerikos valstijos. Taigi kviečiu tuos, kurie dar neapsisprendė stebėti, ateit ir paaukot ir atlikti savo pilietinę pareigą stebėtojų gildijoje arba kitose organizacijose. Na ir ateikime į rinkimus visi. Dėkui. Ačiū, Gediminai. Ir aš kviečiu taip pat visus, gal kažkam nepatinka stebėtojų gildijos pavadinimas. Prašau, Lietuvos visuomenės taryba gali kreiptis į VRK dėl stebėtojų registravimo. Kiekvienas politinės kampanijos dalyvis, tiek vienmandatėse apygardose, tiek daugiamandatėje gali taip pat kreiptis ir registruoti visoje Lietuvos teritorijoje stebėtojus. Dėl to tai yra labai svarbu ir darykime tai. Ir Eduardo Vaitkaus palinkėjimas rinkėjams, stebėtojams. Tai Lietuvoje apie 200 tūkstančių žmonių, kurie prabalsuoja iš ankstinai. Čia ir turint omeny visus neįgalius žmonės, pas kuriuos ateina ir, kaip man pasakoja, tai nereiškia visur, bet su pirštu pasako, taigi už šitą prabalsuokit, uždėkit pliusiuką. Ir ten nieks nekontroliuoja šito proceso, nes jo beveik ir sukontroliuoti neįmanoma. Tai apie 100-200 tūkstančių, aš padidinsiu skaičių, 100-200 tūkstančių yra pakankamai lengvai potencialiai falsifikuojamų balsų. Tai nuo mūsų tikėtis šios valdžios padorumo, kai tiesiu tekstu pasako, kad moralė ir padorumas ne šio pasaulio dimensija, tai tikėtis, kad jie susigės ir jiems bus gėda apgaudinėti ir meluoti ir vogti, šito tikėjimo turbūt reikia atsisakyti, bet reikia patikėti savo jėgomis. Kad nesvarbu, kas bus, aš žinau, kokia mano pilietinė pareiga ir aš nueisiu ir atliksiu savo pilietinę pareigą. O jeigu papildomai dar aš būsiu stebėtojas, tai aš šiam periode būsiu padaręs viską, ką galėjau. Tam, kad Lietuva taptų saugi, demokratinė šalis, kurioje gerbiamos visų Lietuvos žmonių teisės ir neskatinama nacionalinė neapykanta. Tai to ir palinkėsiu mums visiems, atėjus balsuoti spalio 13 dieną. Ačiū Eduardui Vaitkui. Aš baigdamas dar kartą pakviesiu visus, kas tik gali paaukoti savo brangų laiką, tapti stebėtojais. Nes gyvenimas toks, kad dėja vyriausia rinkimų komisijas kitas reikia stebėti, žiūrėti, gaudyti už rankos. Negražu sakyti, kaip vagi tiesiog. O kaip kitaip gali vertinti tokią situaciją, kai vyriausia rinkimų komisija pagal įstatymą vienintelė turinti teisę ir pareigą vykdyti rinkimus,
slepia kažką. O tai ką jūs slepiat? Taigi ne valstybės paslaptis, čia vieši dokumentai.